Master Forex prekybos akademija. Šio seminaro tikslas yra supažindinti su pagrindiniais Master Forex analizės elementais, taip pat parodyti, kaip šie elementai panaudojami prekyboje realaus laiko režime, parodyti garantuotą Master Forex įėjimo į rinką modelį, tiek teorijoje, tiek praktikoje, prie atitinkamų sąlygų rinkoje, atsakyti į skaitytojų klausimus liečiančius ne tik Master Forex akademiją, bet ir Master Forex analizę ir jos panaudojimą prekyboje. Mūsų seminaras sudarys 3 dalis – teorinė, praktinė ir baigiamoji, kurios metu vyks atsakymai į skaitytojų klausimus bei seminaro dalyvių bendravimas. Pats seminaras bus organizuojamas gruodžio 16 dieną nuo 8 iki 16 valandos. Nuorodą matote apačioje, taigi kviečiame visus aktyviai dalyvauti. Master Forex naujosios techninės analizės terminai. FZR. FZR yra fraktalinis zigzaginis apsisukimas. Tai universali trendo pratęsimo ir apsisukimo figūra, kuri įeina į kiekvienos techninės analizės figūros sudėtį. Tai yra galva ir pečiai, vėliavos, įvairūs trikampiai, dvigubos, trigubos viršūnės ir taip toliau. Trendas. Trendas yra kainos judėjimas į tą pačią pusę, sudarytas iš ilgesnių impulsų ir trumpesnių korekcijų, trunkantis nuo vieno fazero iki kito tokio paties lygio fazero į priešingą pusę. Fletas. Fletas yra kainų koridorius, kuriame prasideda atitinkama bangų formacija ir gimsta trendas. Master Forex pasvėrimo kanalas, sutrumpinimas NK. Tai kainos judėjimo kanalas, brėžiamas per trendo startinį tašką ir jo B bangos piką. Pasvėrimų kanalo kirtimas reiškia trendo banginio lygio pakelimą arba banginės struktūros pabaigą. Master Forex pivotas. Pivotas tai yra ašis, kurioje palaikymas tampa pasipriešinimu ir atvirkščiai. Jo kirtimas parodo bangos arba bangų konstrukcijos pabaigą. Pivotai yra 3 rūšių – MF1, MF2 ir MF3. Master Forex atskaitos taškas, trumpinimas AT. Tai taškas banginėje struktūroje, nuo kurio prasideda nauja atskaita kainos judėjimui. Nuo šio taško reikalingas FZR susiformavimas tolesnio judėjimo nustatymui. MSF. MSF tai yra tarpsisijinis fletas, kuriame gimsta sisijinis judėjimas. Fibonacci tinklai. Fibonacci tinklai yra korekciniai ir tiksliniai. Korekcinis tinklas tai yra Fibonacci lygiai nuo 0 iki 100, jie yra naudojami išmatuoti bangos korekcijos gylį. Tikslinis tinklas tai yra lygiai nuo 100 iki 461 procentų, naudojami išmatuoti impulso tikslui. AO indikatorius. Tai yra instrumentas naudojamas bangų struktūros ir banginio lygio nustatymą, Bilo Williamso AO optimizavimas. Master Forex bangų analizė. Tai optimizuota ir pritaikyta praktinė prekybai Elioto bangų analizė. Analizuojamas esamas kainos grafikas, o gautos analizės pagrindų nustatomi galimi 2 valiutos judėjimo variantai – variantas aukštyn ir variantas žemyn. Tokiu būdu einant kartu su rinka, pasiruošimo valiutos ėjimui į bet kurią kryptį ir įmamas pelnas iš to varianto, kurį rinka pradeda vykdyti. Banginis lygis tai yra kainos judėjimo pririšimas prie standartinių ir nestandartinių laiko periodų prekybos terminale. Apyvarta. Tai yra akcijų arba kontraktų parduotų arba nupirktų per tam tikrą laiko periodą už atitinkamą kainą kiekis. Apyvartos lygių vadinsime valiutos futurio maksimalios dieninės, savaitinės ar kontrakto apyvartos lygį. Naudojamas jis yra kaip stiprus palaikymo arba pasipriešinimo lygis, kurio pramušimas arba atšokimas nuo jo tarnauja kaip viena iš užuominų binarinių dėsningumų sintezėje.
Einamosios prekybos pavyzdžiai. Master Forex techninės analizės pagrindas yra binarinių dėsningumų sintezė. Pati binarinių dėsningumų sintezė tai kompleksinės analizės rūšis, kurioje naudojami tik skirtingo plano instrumentai. Binarinių dėsningumų sintezės metodas gali būti naudojamas tiek Forex, tiek bet kurioje kitoje rinkoje. Tai yra universalus mokslinis bet kurios srities tyrimo metodas. Išmokus jį pritaikyti vienoje srityje, visiškai nesunku perkelti ir į kitą. Pavyzdžiui, išmokus šiuo metodu analizuoti Forex rinką, jis taip pat veiks ir akcijų, žaliavų, metalų ar kitose rinkose. Tai visų elementų ir dėsningumų parodymo apibendrinimas, kurio rezultatas yra prekybinis sprendimas. Kiekvienas iš šių elementų gali būti lemtingas sprendimo priėmimui. Binarinių dėsningumų sintezės pavyzdys. Pirmu punktu yra pažymėtas FZR-as, antru punktu yra pažymėtas tikslo pasiekimas, trečiu punktu yra įvardintas vidinio pasvirimo kanalo kirtimas, ketvirtu punktu pivoto MF3 kirtimas ir penktas punktas tai yra AO nulinės linijos kirtimas. Ir visų šių elementų sintezė parodo aiškę C bangos pabaigą. Toliau, arba C bangos korekcija, kuri pavirs į ketvirtą bangą, korekcija galima iki 50% nuo A bangos ir trendo atnaujinimas į penktą bangą, arba trendo apsisukimas, kuri parodys A banga žemyn, jos korekcija ir A bangos piko kirtimas. Tai yra FZR-as. Garantuotų Master Forex įėjimo modelis. Pateiksime vieną iš Master Forex garantuotų įėjimo modelių. Tai įėjimas į CC bangą po susiformavusią pilnaverčio FZR signalo. Šis modelis turi dvi variacijas. Pirma, kai AC banga pramuša A bangos piką, susiformuoja FZR-as, po jo vyksta korekcija, tuomet naujo piko pramušimas antrą kartą. Antras būdas, kai AC banga nepramuša A bangos piko, susiformuoja FZR-as, po kurio nėra korekcijos ir kaina eina tiesiai link tikslo. Minimalus tokio įėjimo tikslas 101% pagal Fibonacci tinklą. Jis gali būti nukeliamas toliau atsižvelgiant į tolimesnę bangų formaciją. Sandėris yra atliekamas pritaikius binarinių dėsningumų analizės sintezę ir nustačius tikslius bangų modelio kriterijus. Šią sintezę sudaro Master Forex bangų analizė, bangų tikslų atidirbimas, Fibonacci tinklų susikritimas, apyvartos lygiai, MSF kirtimas, AO, MFNK, MF pivotų instrumentų duomenys ir kiti elementai. Taip pat noriu pastebėti, kad tikslius pilnaverčio FZR, AC, CC bangų bei sandėrio atlikimo kriterijus galite sužinoti įstoję į Master Forex akademiją. AC banga pramuša A bangos piką, tai yra susiformuoja FZR-as, po jo vyksta korekcija, tuomet naujo piko pramušimas antrą kartą. AC banga nepramuša A bangos piko, susiformuoja FZR-as, po kurio nėra korekcijos ir kaina eina tiesiai link tikslo. Kaip ir minėjau, minimalus tokio įėjimo tikslas 161% pagal Fibonacci tinklą. Jis taip pat gali būti nukeliamas toliau atsižvelgiant į tolimesnę bangų formaciją. Toliau kviečiame jūs pasižiūrėti, kaip binarinių elementų sintezė yra pritaikoma Forex rinkos analizėje ir prekyboje. Kaip ir buvo minėta, gruodžio 16 dieną nuo 9 iki 16 valandos atvirame akademijos